Biblijos skaitomas. Ar tai smagu? Juk Dievo žodis yra gyvas, galingas ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalavijų. Hebrajams 4 skyrius, 12 eilutė. Fantazija. Šį rytą paėmiau Bibliją ir norėjau ją perskaityti. Jau po pirmųjų žodžių atėjo dvasia ir pripildė mane. Ji paėmė mane ir nusivedė į sosų kambarį prie malonės sosto. Ten gulėjo apgaubtas nuostabios šviesos. Persmelktas gražiausios muzikos ir girdėjau teksto žodžius. Taip giliai ir primygtinai, kaip niekada anksčiau. Po kurio laiko grįžau į savo vietą namuose, kupinas dvasios galios. Nuėjau į miestą, pagydžiau keletą ligonių ir skelbiau Evangeliją. Dievas buvo labai aktyvus. Štai kaip kartais įsivaizduojama jame skaitantis Bibliją. Vyks didžių dalykų. Dievas veikia, jo galia ir buvimas pripildo mane ir visą kambarį. Tačiau iš tikrųjų dažniausiai būna visai kitaip. Apsvaigęs atsiverčiu, perskaičiau kelias eilutes, negaliu gerai susikaupti ir tuoj pat viską pamirštu. Kankinuosi dėl eilučių. Manau, kad skaitydami Bibliją turime per daug didelių lūkesčių ir manome, kad stebuklai visada turi įvykti. Tačiau tai sunki kova su komfortu. Mes taip pat nematome rezultatų, nematome ar augome dvasiškai ir negalime to įsivaizduoti. Bet ar kada nors matėte, kaip auga vėja? Kaip medis užauga aukštesnis? Ne, tai vyksta kaip taip lėtai, kad mes to nematome. Tik po savaitės ar metų pamatymų skirtumas. Taigi ir dvasiškai augame lėtai. Taigi, neapsigaukite dėl tikrovės, viskas normalu. Paklauskite viešpačiui, nes jis nori, kad skaitytume Dievo žodį ir pasitikėkite jo, kad jis primins jums eilutes, kai jų prireiks. Nesitikėkite stebuklų, tiesiog būkite ištikimi ir laikui bėgant pamatysite, kad tikrai yra skirtumas. Ar skaitote ar ne, nepasiduokite. Viešpatie, duok man šventąją dvasią, kuri atvėrė man Biblijos žodžius. Parodyk man, kas šiandien yra svarbu. Pripildyk savo žodį gyvybės ir padėk man likti tau ištikimam. Amen.